Laiką teises įgijo 163 gimnazistai. Išskirtinis dėmesys vaikui. Kalbėdami apie gimnaziją, mokiniai ir jų tėvai džiaugiasi mokytojų dėmesingumu, teikiama pagalba, išskirtiniu požiūriu į gabius mokinius. Mokytojas visada ieško mokiniuose slypinčių lobių, nuolat bando įžvelgti ir padėti, prasmingai panaudoti, kartais giliai po pralaimėjimo griuvėsiais pasislėpusius gabumus. Mokytojas žino, jog su meile ir tiesa kuriamas kūrinys liks visiems laikams. O kurti padeda individualumas, kūrybingumas, tikėjimas, meilė, juokas. Gabus yra kiekvienas mokinys, yra itin sėkmingai gabus ir mes turime Delniukų galeriją, kuri jau veikia 4 metai ir čia yra demonstruojami puikiai besimokančių mokinių, savotiškas toksai pagerbimas. Be to mes galėtume sakyti, kad gimnazija tikrai sėkmingai formuoja gabių mokinių paieškas, šitas tradicijas. Ir šiais metais gimnazijos pirmokai turi puikią galimybę išbandyti savo jėgas vadinamosiose laimės valandose. Tai per šitas pamokas mokiniai mokosi netradiciškai pažinti save, ugdyti kūrybinės savo galias, plečia savo kultūrinį akiratį ir labai noriai imasi naujų nebandytų dar veiklų ir labai smagiai jose dalyvauja. Ištisus metus mūsų mokykloje vyko laimės valandos pamokos. Kas tai per pamokos ir ką jos jums davė? Man iš tikrųjų supažindino su tam tikrais dalykais, kurių nežinojau, leido išreikšti savo kūrybingumą, rašėm įvairias impresijas ar esė, rašėm, taip pat atlikom tyrimo darbus ir tai padėjo praplėsti savo akiratį. Taip pat mūsų gabumai atsiskleidė, net pavyzdžiui, štai negalvojau, kad pavyzdžiui tokius kūrinius galiu rašyti kaip impresiją, tarkim, skaičiau. Gal ta laimė jūsų prasiplėtė, kaip jūs dabar suprantat tą laimę, ar jūs dabar laimingesnės tapot? Na, šiek tiek taip daugiau apie literatūrą sužinau, apie tos kūrybos stilius ir rašymo ypatybės. Jeigu laimė siet su žiniomis, tada taip aš laimingesnė. Putinų gimnazijos šokio studija Svaja ilgametis šokio šviesulys mokyklos bendruomenėje. Alytaus ir kitų Lietuvos miestų publikai iki šiol dovanoja nuostabius reginius. Į savo kelių dešimčių metų veiklos metraštį šokių studija įrašė ne vieną solidų įvertinimą. Manau, kad duoda labai daug tiems, kurie pasiryžta ir kurie išbūna kolektyve po 12 metų. Dauguma yra tokių, kurie ateina ir iššoka 12 metų. Sugrįžta į kiekvieną koncertą, ir dabar mes koncertavome, kalbame šokiu. 3 buvę šokėjos, studentės sugrįžo su gėlėmis. Mes visada palaikome ryšį, visada jaučiam ir labiausiai jos pažymi ne tai, kad jos tapo geromis šokėjomis, bet kaip asmenybėms, ką joms davė. Kiek davė pasitikėjimo savimi, kiek disciplinos, kiek saviraiškos. Putinų gimnazijoje išlaikomos tradicijos. Kaip ir kasmet, mokslo metams artėjant į pabaigą džiugina menų pavasaris. Gimnazija išbandė save pačiose įvairiausiose ES finansuojamuose projektuose. Iš tikrųjų, nuo 2008 metų Putinų gimnazija labai aktyviai dalyvauja Komenijos ir Nord Plus programos projektuose ir per šį laikotarpį į užsienio šalis išvyko per 60 mokinių ir mokytojų. Ir galbūt norėčiau išskirti tokius sėkmingiausius projektus, kurie kartu buvo ir labai didelis iššūkis mokyklos bendruomeniai. Tai Komenijos individualus mokinių mobilumas, pagal kurį gimnazistas 3 mėnesius mokėsi Danijos mokykloje ir įgijo tarptautinės mokymosi patirties. Taip pat
labai sėkmingi projektai buvo tai Comenius asistenčių veikla ir turėjome dvi puikias mokytojas iš Italijos, tai Novella Denunzio ir Nadia Falbo, kurios atliko pedagoginę praktiką čia ir mokykloje dėstė italų, lotynų kalbas ir vedė įvairias integruotas pamokas su dalykų mokytojais. Šiuo metu Putinų gimnazijoje jau antrus metus įgyvendiname tarptautinį daugiašalį Comenius partnerystės projektą Lankyk mokyklą, kurk savo ateitį ir jame dalyvauja dar 4 šalys. Tai Prancūzija, Ispanija, Norvegija ir Danija. Ir projektu siekiama didinti mokinių mokymosi motyvaciją, stiprinti mokinių tėvų ir mokyklos ryšį, supažindinti mokinius su perspektyviomis ateities profesijomis. Ir tikrai džiaugiamės, kad ši mokyklų partnerystė iš tikrųjų naudinga ir mokiniams, ir mokytojams, ir gimnazijai kaip organizacijai, nes mokiniai gyvai bendraudami tobulina savo komunikacinius anglų kalbos įgūdžius, įgyja specifinių žinių susijusių su projekto tema. Taip pat stiprėja ryšys gimnazijos su tėvais, nes tėvai pastebi ir džiaugiasi, kad per projektinės veiklas įgyjamos žinios naudingos jų vaikams. Mokytojai dalyvaudami projektinėse veiklose tikrai daug sužino apie kitų šalių švietimo sistemas ir sustiprėja jų motyvacija mokytis užsienio kalbų ir taip pat užsimezga nauji kontaktai naujiems projektams. Ir šiuo metu jau su partneriais pateikėme paraiškas naujiems Erasmus Plus projektams ir tikimės gauti finansavimą mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ir naujai tarptautiniai mokyklų partnerystėje. Už iniciatyvą ir sėkmingai gyvendintas veiklas Putinų gimnazija 2 kartus gavo kokybės konkurso laureato apdovanojimus. Gimnazija orientuojasi į iššūkius, kuriuos diktuoja visuomenės poreikiai ir viliasi savo mokiniams padovanoti sėkmės receptus, kad jie galėtų sėkmingai socializuotis visuomenėje. Ši intencija ir buvo verslumo mokyklos lopšys. Mokykla vadinasi Socialinio verslumo mokykla, veikia jau metai. Šiemet 1 metai mes startavom ir tas pirmasis blynas nebuvo toks labai jau ir prisvilęs, turim nemažai pasiekimų. O apskritai, kas tai per mokykla, tai yra, sakykime, toks bent jau Alytaus mieste ir Alytaus regione unikalus darinys. Tai pirma, kaip sakyt, mokykla mokykloje, kur mokiniai gali ugdytis ypatingas kompetencijas siauroj srity. Tai iš tikrųjų mūsų mokykla tapo šiemet orientuota į verslą, į verslumo ugdymą. Mūsų patirtimi domisi aplinkinės mokyklos. Iš tikrųjų sulaukėm nemažai kvietimų, važinėjom su seminarais ir mokymais tiek Alytui, tiek Alytaus rajono ribose, nes iš tikrųjų šita mūsų mokykla tapo toks kaip unikumas mūsų regione. Va taip ir gimsta naujos idėjos renginiams. Putinų gimnazijos mokinių taryba demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 1–4 klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir gimnazijos veiklos uždavinius. Mokinių tarybos nariai pavyzdys kitiems, todėl jie nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Mokinių taryba puoselėja demokratinius santykius, skatina turiningai popamokiniai veiklai, padeda organizuoti ir vykdyti popamokinius renginius. Taigi mūsų mokinių taryba atlieka tokią funkciją, kad jie gina mokinių interesus. Mes išklausom, ko nori jaunimas, kas jiems blogai ir atstovam juos prieš mokytojus, prieš tėvus ir panašiai. Sveikinam jų interesus. Mokykla man yra kaip antri namai. Tai yra vien dėl to, nes jeigu namuose nėra ką veikti, tai mokykloje visada bus ką veikti ir aš tuo labai džiaugiuosi. Mokykloje yra neformali veikla, kuri yra po pamokų ir galima išreikšti save visokiais būdais. Mokykla tikriausiai man yra ta vieta, kurioje ne tik aš sužinau mokslinių dalykų, bet aš ugdausi ir savo žmogiškasias vertybės. Man mokykla yra kažkas tokio, kur aš galiu praleisti beveik visą savo dieną.
Ta prasme, mokykloje aš jaučiuosi gerai, mokykloje yra sava aplinka, yra daug draugų, su kuriais aš turiu ką veikti. Mokykla visų pirma man yra žinių šaltinis, iš jos aš išmokstu įvairių dalykų, susipažįstu su naujais žmonėm, turiu draugus ir dėl to labai dėkoju mūsų mokyklai. Mūsų gimnazijoje veikia taryba, kurią sudaro 3 mokytojai, 3 tėveliai ir 3 mokiniai. Tarybos veikla neapsiriboja tik įvairių ataskaitų išklausimo ar svarbių gimnazijos bendruomeniai sprendimų priėmimo. Mes imamės ir tokių iniciatyvų kaip virtualus gimnazijos mokytojų pristatymas, įvairūs aktualūs tyrimai. Vienas tokių mokinių mokymosi krūvių tyrimas, kuris vėliau tapo aktualia medžiaga atnaujinant mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarką. Džiaugiamės, kad galime dirbti kartu su tokiais veikliais ir atsakingais tėveliais kaip Aušra Kišonienė, Rima Nedzinskienė, Algis Marcinkevičius. Noriu palinkėti ir toliau visiems didelės sėkmės. Gimnazijoje sėkmingai savo veiklą vykdo įvairių mokslo sričių metodinės grupės ir metodinė taryba. Tai menų ir kūno kultūros, socialinių mokslų, lietuvių kalbos, gamtos mokslų, užsienio kalbų, tiksliųjų mokslų bei įvaizdžio kūrimo metodinės grupės. Metodinėse grupėse mokytojai planuoja ir aptaria ugdymo turinį, programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo ir ugdymo priemonės bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese. Pritaiko jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėja praktinę veiklą, plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, drauge siekia mokinių ir mokyklos pažangos. Mes esame lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė ir mūsų yra 7 šiuo metu mokykloje dirbančios lietuvių kalbos mokytojos. Lietuvių kalbos mokytojos ne tik moko vaiką dalykų, kurių turėtų išmokyti, bet stengiasi puoselėti ir jo dvasinį pasaulį. Ir mums tai yra be galo svarbu ir tam mes kreipiam didžiulį dėmesį. Mes čia visi sėdim gamtos mokslų metodinė grupė, tai reiškia chemikai, biologai ir taip pat fizikai. Kas mus vienyje? Turbūt begalinė meilė gamtai, jos tiesiog noras ją labiau pažinti, tyrinėti, eksperimentuoti, turbūt tas labiausiai vienyje. Tai užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė, ir veikla vienyje labai įvairi. Integruotos pamokos, integruoti renginiai, projektai, tarptautiniai ir vietiniai. Mes priimam vieningus sprendimus, vieningą vertinimo sistemą, vieningą požiūrį. Tiesiog apsitariam, dalinamės gerąją patirtim. Padedam vieni kitiem. Gimnazijos įvaizdis yra visų bendras reikalas ir jo formuoti negali tik tai atskirų mokomųjų dalykų mokytojai. Iš tiesų įvaizdis formuojamas ir spaudoje, ir televizijoje, ir internetinėje svetainėje, tai kiekvienas turi savąją misiją toje grupėje. Konkurencinė kova tarp gimnazijų tikrai yra labai stipri ir kuo toliau, tuo aktyvesnė. Tai mes norime Alytaus miesto bendruomeniai pasirodyti tokie, kokie esam iš tikrųjų. Ir kuo mes esame išskirtiniai, kuo mes esame unikalūs, nes jeigu mes apie tai nekalbėsime, mes to nerodysime, nerašysime, tai juk niekas nežinos. Tvarkome kartu su informatikos mokytojų svetainę elektroninę. Reiškia, tekstus gaunu, pridedu savo nuotraukas, kadangi visus renginius fotografuoju, visur dalyvauju ir tokiu būdu informuojame visuomenę. O su būreliu įvairios tos mūsų veiklos ir darbai stengiamės, kad atsispindėtų ta veikla fotoparodose. Mūsų metodinėje grupėje dalyvauja istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, tikybos ir etikos mokytojai. Na ir sakykit, vardan ko jūs čia renkatės, kokius klausimus sprendžiate, kokias veiklas galbūt vykdote? Aptariam savo socialinių mokslų metodinės grupės veiklą. Tai yra sudarome planą metams
į ką mes atkreipsim dėmesį, ar daugiau į pamokos organizavimą, ar į projektinę veiklą, na, į renginius skirtus mokiniams. Ką jums kaip mokytojai duoda dalyvavimas šioje veikloje? Na, aišku, pasidalimas gerąją patirtimi, vis tiek vieni mokytojai vienuose seminaruose dalyvauja, kiti kituose, tai tiesiog pasidaliname, aptarime, ką galima būtų geriau padaryti pamokoje, kaip ją organizuoti, kokius įdomesnius renginius mokiniams ir mokyklai organizuoti. Tai vykdome įvairiausias veiklas, nusprendžiame, kaip mokinsime mokinius, ką mokinsime, taip pat aptarėme iškilusias su ugdymu problemas susijusias, taip pat nusprendžiame, kokiomis veiklomis užsiimsime, dalinamės patirtimi, taip pat toliau galvojame, ką veiksime, netgi kartu būrelio nariai savo popamokinę veiklą organizuojame ir stengiamės tiesiog gerai leisti laiką. Pradėjau dirbti šioje mokykloje nuo 1976 metų. Anksčiau mokykloje labai buvo didelis mokinių skaičius. Vienais metais, kai pradėjau dirbti, buvo 1800 mokinių. Tada buvo 2 pamainos, ryte išeidavau ir 7:30 vakaro grįždavau tik tai į namus. Tai buvo labai didelis krūvis, per vieną dieną pravesdavau 8, 10, net 12 pamokų. Tai buvo krūvis labai didelis, o be to klasėje sėdėjo iki 40 mokinių. Tai iš tikrųjų buvo nelengva, bet man patiko, kad kažkaip tai visi buvo gana drausmingi, nebuvo tokios demokratijos, bet man buvo kažkaip tai lengviau dirbti. Dabar truputėlį saugiau, kadangi demokratija, ką noriu, tą darau, tai šiek tiek jaučiasi, kad visgi nors mokinių mažiau, bet sunkiau. Esu veteranas šitos mokyklos, dirbu nuo mokyklos atidarimo. Čia prabėgo mano skaitinį gyvenimas. Putinų gimnazija mano antrieji namai. Kai 74 metais atidarė, tada atėjau į dažais kvepiančią mokyklą ir dirbu. Kai jaunystėje buvau nusprendusi būti gydytoja, o paskui susiklostė gyvenimas taip, kad tapau mokytoja. Na ir manau, kad savo profesiją nenusivyliau. Aš čia dirbu nuo 1976 metų, jau 38 metai. Gyvenime reiškia, kad aš galėjau savo svajonės įgyvendinti, tapti dailės mokytoja ir, kai sako, sėkmingai būti kartu su mokiniais, su jais bendrauti. Mokykla tai yra ta vieta, kur žmonės suranda savo gyvenimo kelią. Manau, kad mokykla asocijuojasi tokiais žodžiais kaip draugai, šeima, jie visi yra labai panašus. Šiandien man mokykla tai yra ta vieta, kurioje aš jaučiuosi reikalinga, ir tai yra ta vieta, kurioje aš galiu pabendrauti su jaunais žmonėmis, pasisemti jų energijos, optimizmo. Ir mokykla tai yra ta vieta, kur aš galiu dirbti, tobulėti, perteikti savo žinias, patirtį, idėją savo mokiniams. Ir be abejo labai džiaugiuosi, kad galiu bendrauti ir turiu galimybę